Turbūt kiekvienas iš jūsų turite klausimą, kuris jūs labiausiai užknisa. Aš neišimtis. Turiu lygiai tokį patį klausimą, kuris mane užknisa kiekvieną kartą. Klausimas paprastas. Ar tu medikas, kad taip kalbi? Aš daugeliu atsakau, kad ko gero tu irgi nesi specialistas statybų, nors kalbė apie statybas, ko gero nesi krepšinio treneris, nors kalbė kaip blogai krepšinį žaidžia, arba futbolo specialistas, bet kalbė apie tokius dalykus. Nors mano išsilavinimas tai leidžia kalbėti apie tam tikrus dalykus, apie sveikatą, apie jos atstatymą, išsaugomą, ką daryti, kaip pakeisti mitybą, kad viskas susitvarkytų, kokius maisto papildus vartoti, kaip pagerinti savo savijautą. Aš turiu tokį išsilavinimą ir begalę kursų, ir begalę seminarų bei konferencijų už savo nugaros per 15 metų praktiką. Tačiau daugelį vis tiek neįtikina tai, kas yra įgyta per patirtį. Kągi, jūs ir toliau galite netikėti, ką reikia daryti su savo organizmu, arba geriausia nieko nekeisti, sėdint ant lovos ir komentuoti, kokie kiti niekam tikę, nieko nepasiekia ir nieko negali padaryti. Ką galiu pasakyti apie save? Pirmiausiai, jeigu norit kažką sužinoti arba kažką norite pasiklausti arba pasitarti, parašykit, pasikalbėkim. Pirmiausiai pasikalbėkim, nes aš ne visą laiką žinau problemos sprendimo būdą, bet yra temos, kurios lygiai taip pat mane pakėlė nuo patalo, lygiai taip pat turėjau sveikatos problemų, kai gydytojai skėsčiojo rankom ir sakė, man tavo pilvo neskauda, aš susitvarkiau šitą klausimą. Aš dabar esu ilgų nuotolių bėgikas, aš dabar padedu kitiems žmonėms, o tu, ko gero, kaip ir šnekėjai anksčiau, kad nieko nesupranti arba negali nieko pakeisti, arba kiti aplinkui tave nieko nesupranta ir nieko negali pakeisti. Taip ir toliau kalbėsi. Jeigu nori pasitarti ir jeigu nori slapta pasitarti nuo aplinkos, slapta pasitarti nuo tų žmonių, kurie galbūt daro įtaką tavo gyvenimui, parašyk. Pirmiausiai pasiklausk. Durnų klausimų nebūna. Durni klausimai būna tik tie, kurie lieka neužduoti.